Ar tikrai gerai pažįstate savo vaiką? Ne tik tai, ką jis mėgsta ar dėl ko supyksta. Kalbu apie gilesnį pažinimą. Ar iš tikrųjų žinote, kodėl jūsų vaikui sunku mokytis? Tėvai dažnai pirmiausiai pamato rezultatą – pažymį, nebaigtą užduotį, ilgai trunkančius namų darbus, pyktį prie sąsiuvinio arba sakinį man nesvarbu. Tačiau toks elgesys turi savo paaiškinimą. Vaikui gali būti sunku išlaikyti dėmesį, įsiminti informaciją, greitai suprasti užduoties esmę, nepamesti minties arba sudėlioti kelis veiksmus iš eilės. Gibson testas leidžia pažinti vaiką iš kitos pusės. Ne per pažymius ar elgesį, bet per kognityvinius įgūdžius. Kai aiškiau suprantame, kas vaikui padeda mokytis, o kas jį stabdo, galime ne tik daugiau reikalauti, bet ir tiksliau padėti.